žiūrite LNK eteryje Būk mano meilė. Rimta pažinčių laida tiems, kurie nori susirasti savo antrąją pusę. Apie neblėstančią meilę ir amžinas jos paieškas šį vakarą kartu su manimi dalyvius kalbins žinoma astrologė būrėja Vaiva Budraitytė. Sveiki, labas vakaras. Bei bendravimo ekspertas Vytenis Pauliukaitis. Labas vakaras. Šį vakarą studijoje nuotaka ir 3 jaunikiai. Būsimas lėktuvų mechanikas, bėgikas Valdas. Italų restoranų virėjas, namų šilumą vertinantis Andrius. Gražuolis manekenas ir vakarėlių liūtas Elvinas. O mūsų jaunoji autostopų mėgėja ir seksualinių mažumų gynėja, pardavėja, konsultantė Greta. Pasitikime. Labas vakaras, Greta. Labas vakaras. Trumpas siužetas, kad susipažintumėm. 22 metų nutrūktgalvė pardavėja konsultantė. Didžiuojasi, kad gyvenime turėjo tiek ekstremalių nuotykių, kad eiliniam lietuviui tik pavydėt. Ekspromtu ištranzavo į Amsterdamą, tačiau pakeliui stabtelėjo Berlyne ir liko ten keliems metams. Su buvusiu vaikinu santykiai baigėsi lėkščių ir langų daužimų. Slaptai svajoja tapti medike. Mėgsta piešti ir fotografuoti, dievina gyvūnus, domisi chemija ir biologija. Neslepia, kad yra įžeidi ir pavydi, tačiau labai tolerantiška seksualinių mažumų atžvilgių. Svarbiausia, kad jos vaikinas būtų ne homofobas ir jautrus gyvūnams. Greta palydėjo šį vakarą. Mus palydėjo Eglija. Man labai džiugu, kad aš šiandieną lydžiu tave. Ir tikiuosi, mes tau išrinksim patį geriausią jaunikį, nes mes turim nuostabiausią nuotaką. Taip, Greta, kodėl jūs Egliją pasirinkote? Nes Eglija yra nuostabi šokėja ir yra kaip pavyzdys, kokia turėtų būti moteris, tikra moteris. Ir dar turiu patirties. Taip. Papasakokite, ką veikėte Berlyne? Taip, iš tiesų tiesiog vieną dieną spontaniškai sumanėme išvažiuoti ir ieškoti nuotykių ir pasižiūrėti, kas iš to išeis. O kaip radote skvotą? Tiesiog vaikščiom centre ir žiūrėjom, kurgi galėtume apsistoti, kuris namasgi būtų įdomiausias, juk Vokietija. Greta, o kaip atrodo skvotas, būtas šitas? Papasakokim, nes ne visi mūsų žmonės įsivaizduoja, kas ten galvoja, gal kad jūs rūmuose gyvenot. Tai yra tiesiog namas, didelis namas su daug kambarių, daug butų ir su daug įdomių žmonių gyvenančių tenais, pavyzdžiui, menininkų, aktyvistų įvairių. Ir namas spalvingas, išdažytas grafiti ir piešiniais. Ir... Taip, toks ir namas turintis barą viduje, taipogi integruota. Tai jinai pankė? Kažkas tai tokio? O dieve. Svarbiausias tvurs charakteris. Taip. Kaip fainiai, jinai bus mano pakeleivė tikrai. Anegne. O Eglė, jūs man prisipažinkit, o jūs tokio amžiaus irgi išdykavot, taip? Taip. Aš prisimenu, kaip Sankt Peterburge, atsisėdusi naktį, jau paryčiai su gitara, grodavau lietuviškas dainas. Ir nebuvo tokių mums galimybių miegoti užimtuose namuose, mes miegojom ant suoliukų lauke ir tiesiog susirinkdavom duoklę ir labai gerai leidom laiką. Man buvo 19 metų. Eglė, betgi, o pavojingi nuotykiai miegant ant suoliukų? Ne, nebuvo. Negali tai būti, jūs labai gražias ir nemeluokit. Mūsų saugojo Angelas Sargas. Taip, aš tikiuosi, Gretutė saugojo Angelas Sargas, jai tikrai nieko neatsitiks ir jinai gaus daug patyrimų ir papasakos draugams Lietuvoj. Greta, o pažinčių Berlyne su vaikinais, aišku, buvo? Na, aš turėjau vaikiną, draugausiu su juo 1,5 metų. Tai buvo nuostabus tikrai vaikinas, bet dėja. Bet Greta, kiek žinom, tai buvo ne šiaip skyrybos, tenai buvo lėkščių skraidymai, langų daužymai. Na, kartais tiesiog negaliu susivaldyti, bet čia buvo vienas iš išskirtinių tokių atvejų, kai taip nutiko. Tai ką sudaužėt? Lėkštes, vitriną. Jinai vitriną sudaužė, kokia jinai kieta. Jūs tokia pavydi, karšta. Na, jeigu vaikinas priverčia pavydėti, tai taip nutiko tiesiog ir
vaikinas turėtų gerbti mane. Aš turėčiau jaustis taip, kad nebūtų ko pavydėti. Tai tau visus tavo barmeno įrankius sudaužys. Suduoji? Blogai. Tai jinai tipo ką tik sugrįžus iš užsienio šitą merginą. Toks vienas emocijos provaršis ir vitrinos nebėra. Koks jis turėtų būti, ko vertas? Jisai turėtų būti vertas manęs, jis turėtų būti atsakingas, malonus mane mylėti, įrodyti savo meilę įvairiais būdais. Tokio vaikino aš norėčiau būti gerbiama jo, norėčiau jaustis mylima. Vaikinas, kuris leistų man pasijusti moterimi, tai yra toks vaikinas, kurio aš norėčiau. Tai tikriausia taip ir atsitiks. O pasakyk man, ką tu jam duotum, apart tai, kad esi graži? Aš būčiau mylinti moteris, mylinti namų, prižiūrėtoja. Jinai protinga reiškės. Jo, čia pliusas. Greta iš tikrųjų labai įdomi mergaitė, ožiaragė, ascendentas dvyniuose, todėl ir blaškosi tarp tokio rimtumo, gero mokslo, pareigos ir, aišku, dabar savęs ieškojimo. Tas ieškojimas tęsiasi iki 33 metų. Blaškysis po visas kryptis. 35-6 didelė sėkmė ateina, santuoka yra vyresnėme amžiuje. Tai aš manau bus apie 35-6 ne anksčiau. Jupiteris pas jūs vėžyje, taigi santuoka bus visai vykusi ir tikriausia vaikai niekada negalės patikėti, kad tokia mamytė buvo jaunystėje. Ir manau, kad jūs labai griežtai auklėsite vaikus ir jūs niekada neleisite jiem daryti tai, ką darėte jūs, nes ten tokia kaip pakeista bus Greta. Bet iki 36 dar pakvailiokit. Kai jinai susiras vaikiną, tai tas vaikinas gali jai padėti susirasti tą tikrą pagrindinį kelią. Tai va, čia tavo užduotis bus. Greta, jūs esate įžeidi? Kartais jis mane priverčia tiesiog pasijusti nemaloniai ir nepatogiai. Kaip moteris turėtų reaguoti į va tokius visokius niekinius įžeidimus? Reikia sureaguoti būtinai. Tačiau būti aukščiau to visko, tiesiog per petį pažiūrėti, nusispjauti ir nueiti, pavyzdžiui. Jeigu tave iš rimtųjų įžeidžia, sakykime, viešai, tu turi galimybę ir teismą kreiptis, bet, nežinau, aš galvoju, kad įžeidimas tam įžeidėjų atgal taip kerta, turbūt Vaiva visą tą sistemą žino, energetinę, tai tiesiog reikia nepykti ant to žmogaus, per daug nesupykti, nes viskas lieka viduje, būti aukščiau viso to. Iš tikrųjų, religijoje yra pasakyta, mūsų religijoje, kad už priešus reikia melstis. Ir kuo tave priešas labiau įskaudino, tuo už jį nuoširdžiau reikia pasimelsti. Čia yra labai paprastas dalykas, nes jeigu jisai toliau apie tave blogai galvoja, jam grįžta šimteriopai, o tu tokiu būdu savo tokiu neagresiją, būtent neagresiją, susikuri veidrodį. Ir nuo tavęs viskas atsispindi. Ir yra tokie žmonės, sako, kaip prie jo niekas nelimpa. O va tai. Ką? Eglija, o kaip susitaikyti po konflikto su vyru? Tik vienas kelias yra. Pasakykit visom Lietuvos moterim, gal kas nežino. Į širdį. Vienas kelias yra per skrandį ir paskui į lovą. Kągi daugiau čia pasakysi. Labai padeda. Nieko nereikia, nei dovanų, nei milijonų, nei deimantų. Tikrai meilė viską nugali. O jūs sutinkate, Greta, šie būdai spręsti konfliktą? Taip, kaip čia nesutiksiu su tokiais patyrusiais žmonėmis, kurie iš savo patirties kalba. Kelias į vyro širdį per skrandį, mes puikiai pavarysim. Į vyro. Greta, kviečiu jūs į pirmą pasimatymą, prašau. Netrukus studijoje pasirodys pirmas jaunikis Valdas. Pasitikime. Sveiki. Labas. Aš Greta. Malonu pažinti. Malonu. Tavo akys labai gražios. Ačiū. Valdas, 25 metų, lėktuvų mechanikas studijuojantis bėgikas. Niekada neturėjo rimtos panelės, nes jo nuomonė, šiais laikais visos merginos nerimtos ir tik į lovą nori įsitempti.
Ypatingai kratosi Vilniaus pedagoginio universiteto studenčių, nes jos jį puola kaip žuvis masalą. Lėktuvų mechanika – studijos, kurių dėka išsipildė jo svajonę pakilti į dangų. Bet čia dar ne riba. Tikisi, kad ateityje nuskris į Marsą. Kolekcionuoja 1 lito šventinės monetas. Didžiausias asmeninis pasiekimas – nubėgtas 14 km maratonas. Valdai, kas palydėjo jūs šį vakarą? Mane palydėjo mano senas geras draugas. Laimai, atsiprašau, ką tu čia veiki? Palydėjau Valdą. Noriu, kad Valdas susirastų savo gyvenimo meilę, tu čia gyvenimo ieškai, net man širdis taip. Palaukite, jūs pažįstami? Nežinau, kaip čia pavadinti. Mums taip atsitinka, kad vis keliai susikerta. Tai su Eglija. Kaip įdomu. Naujimai. Geras. Ne, vis dėlto aš noriu žinoti, Laimai, Eglija, jūs pora ar ne? Jo, tai yra toks terminas. Geriausias draugas. Geriausias mano draugas. Bravo, bravo. Na vis dėlto, o jūsų santykiai, va tokie va draugystės, gali peraugti į santuoką? Kieno čia iniciatyva? Tai... Nebent jūsų. Ulala. Ulala. Valdai, su panelė draugavote ilgiausiai 1:33 minutės. Įdomi draugystė. Kaip ten buvo? Tokia sudėtinga situacija, kad aš net nenoriu kalbėti dabar šiuo metu. Galbūt galime pakeisti kitą temą. Tai jūs rimtų santykių tokių ir neturėjote, tik 1:33 minutės. 55 sekundės. Tik tai seksas tęsiasi 1:33 minutės. Draugystė, kokia draugystė? Draugystė, kuri trunka 1:33 minutės ir 55 sekundės, tai patikėkit manim, tai yra tokia draugystė, kurios nenoriu prisiminti. Kaip žiauru. Jis tiek, kad panos neturės, ar valį. Valdai, aš noriu jūsų paklausyti, kodėl jūs pasirinkot lėktuvų mechaniką studijuoti? Tokia reta specialybė čia. Fantastika, iš tikrųjų. Kaip pajustumėte tą džiaugsmą, nesvarumą džiaugsmą erdvėje, kaip pajustumėte tai, tai nepakartojamas jausmas. Meilė yra kaip lėktuvas. Kai pakyli į orą, jinai skrenda, bet kai nusileidžia, meilė baigėsi. Greta, jinai mėgsta keliauti, jei nėra stopų, jinai keliauja autostopu. Ir užtat šiandieną jinai apsirengusi sportiškai, nes po laidos nori keliauti autostopu iki šiltų kraštų. Ar važiuotum su ją? Aš šiaip gyvenime esu labai mažai keliavęs, bet labai norėčiau keliauti. Na tai prašau, manau, kad tai jau yra tokia. Valdai, o tu galėtum jai būti toks tinkamas palydovas, jeigu mažai keliavęs. Jinai tai pakeliavusi yra mergina. Vėlgi, tai, kaip sakė, kad priešingybės traukia, tai... Taip. Na taip, man aš esu ramus. Gerai. Jums kas svarbiau, kompiuteris ar moteris? Aš manau, galima suderinti du dalykus, ir kompiuterį, ir moterį, bet žinoma, pirmenybė moteriai. Valdai, jūsgi rašote, kad kompiuterio nepatikėtumėte niekam. Kompiuterį yra užrašyti mano gyvenimo tikslai, mano svajonės, mano norai, ką aš noriu veikti, kokius tikslus pasiekti, ko aš norėčiau. Bet jūs, Valdai, patikite kompiuteriui savo svajones, dar kažką, tai jūs šiaip romantiškas žmogus. Aš esu tiesiog tvarkingas žmogus ir užsirašau savo pagrindinius tikslus. Užlūžo kompas. Viskas nebėra, nei tikslų, nei susidatis. Iš tikrųjų, virusas. Iš naujo tada kuri. Reikia iš naujo sukurti, jeigu virusas sugadina kompą. Įdomus mūsų Valdas labai, nes žmogiškų savybių, jeigu teisingai nurodėte gimimo laiką, nelabai turit. Daugiau čia yra tokios dieviškos savybės. Taigi, atėjote laidą susirasti draugę žmonos, aš abejoju. Aš manau, galbūt išmėginti save labiau atėjote, nes jums, ko gero, labiau yra vienatvė saldesnė su kompiuteriu, aišku, už moterį. Bet ateina toks periodas nuo 27 metų, kai iš tikrųjų gal netgi ant lentynos tas kompiuteris pagulės metus pusantrų ir pradės ieškoti labai rimtai savo partnerės, bendražygės. Ir tai bus visą gyvenimą. Moteris turės eiti už jūsų nugaros ir daryti tai, ką jūs norite. O šiaip sėkmės laikas prasidėjęs, nors iki rugsėjo galit labai blogai jaustis. Visame kame. Liktai jausis, kad nesiseka. Nuo rugsėjo
sparnai išdygs kažkur tenais ir nuskrisite ten, kur norite. Nu ir tada bus taip, kad jis praras nekaltybę pagaliau. Gal turite klausimų vienas kitam? Kaip tu įsivaizduoji draugystę jūsų? Taip. Kaip, klausė, tai... Na kaip, pavyzdžiui, pasvajok, pafantazuok. Gal ir tau nėra dabar lėšų, bet tiesiog, kaip tu norėtum palepinti savo draugę? Ryte pabudus, aš atsikelsiu pirma, paruošiu žalios arba žalių arbatos. O tu paklausai, ko jinai nori, kokio gėrimo? Aš mielai išgerčiau tos arbatos. Labai gražu. Labai gražu. Na, ir toliau po žalios arbatos. Po žalios arbatos aš padarysiu švelną masažą. Va, čia gražu. Na, tikrai, labai. Super. Kaip tau, Greta? Kaip būtų? Na taip, būtų labai puikus pusryčiai tokie visko. Na, o dabar dėl spontaniškumo gal paklaus kokį klausimą. Tai ar važiuotum su manim kur nors po laidos į šiltus kraštus, ką? Autostopu. Taip. Valio! Na, dar mūsų laukia desertas. O mūsų desertas valdo staigmena. Tu esi labai graži ir šitos gėlės yra tau. Skirtas man? Taip. Ačiū. Būtų gera pora. Bet jai jisai nepatiko. Iš akių matai. Tai kam jis gali patikti? Laimai, jo akis labai gražios Gretos yra. Jo? Taip, Mane akis puošia. Ar tiktų jie su Valdu? Aš manau taip, čia kai buvo tas gėlių įteikimas, tai buvo tam tikra žiežirbėlė. Valdas, tiesą sakant, neslėpkim, šiek tiek jaudinasi, bet tai nėra blogas dalykas, tai yra natūralu, jisai pripras, persilauš, tai jų startas yra labai geras ir aš jiems linkiu sėkmės. Palinkėkime jiems sėkmės. Na, eikite į kambarėlį dabar ir palaukite. Greta, kaip jums Valdas? Mielas vyrukas, vaikinukas. O jūs ką pasakysite? Man jis patiko. Man patiko jo toks rimtumas. Ir man netgi apsidžiaugiu, kad jis daug merginų tų neturėjo. Tikrai ir manau, kad tai nėra privalumas, tų merginų keitimas. Nežinau, aš gal senoviškai žiūriu, bet manau, Gretutė jisai tikrai tuo klausimu tiktų. Bet mes pažiūrėsim, ką mes dar turime. Taip. Ir iš ko rinksimės. Vaiva, turit ką pridurti? Taip, nelabai suderinami. Greta jis suvalgys per pirmas 3 dienas. Jisai neteks jėgų, neturės jėgų bėgti paskui ją, o jis pavargs be savo kompiuterio, mokslinės veiklos, kažkokių tai darbų, ramių tokių prie rašomo stalo ir, nemanau, kad jis toliau Varšuvos nuvažiuos. Jis šaunus vaikinas, kągi, jis yra moksliukas. Toks tipas. Gretai būtų toks kavalierius baisus iššūkis. Pirmiausia, kol jinai ten suprastų, kad jis nori į Marsą, po 100 metų nuskristi, kol jis aiškintų šitos visus dalykus. Aš manau, kad mes nejuokaukim ir jie ilgai bendrauti, netgi Skype'u negalėtų. Aš manau, kad mūsų Gretai nusibostų šitie dalykai, todėl kad jinai turi savo pasaulį visai kitą, o jisai absoliučiai kitą. Jie, man atrodo, niekaip nesuderina. Na ką, pasižiūrėkim, ką mes turime antram pasimatymė. Koks bus jaunikis antras, prašau. Kviečiu, Greta. Studijoje pasirodys antras jaunikis Andrius. Pasitikime. Labas vakaras, aš Andrius. Mano Greta. Andrius, 24 metų, namų šilumą vertinantis italų restorano virėjas. Rimtų santykių turėjo porą. Ilgiausiai su mergina draugavo 2 metus. Pirmą kartą skyrėsi dėl menkniekių. Antrąjį buvo paliktas su žvaigždėjusios merginos. Jo svajonių moteris paprasta, graži, maloni, mokanti tvarkytis namų ūkyje, nebijanti darbo. Pats moka gaminti, tad moteris gali ir nesivarginti prie puodų. Tikina, kad jam svarbiausia vidinis grožis, bet su storule niekada nesusidėtų.
Laisvalaikį mielai leidžia eksperimentuodamas su maistu krepšinio aikštelėje ar tiesiog prie žydrojo ekrano. Baisiai užsispyręs ir nelabai nusileidžia, net jei žino, kad yra neteisus. Svajoja laimėti daug pinigų ir atidaryti savo restoraną. Andriau, kas palydėjo šį vakarą? Mane palydėjo mano mylimos draugės, Elena ir Ieva. Labas, malonu. Andriau, rimtų santykių turėjote gyvenime porą. Taip. Galima juos laikyti rimtais. Pakalbėkime, man labai įdomu apie tą sužvaigždėjusią merginą, kaip tenai buvo. Kokias ten per... Na, tiesiog, kai kurie žmonės susirga žvaigždžių liga ir tiesiog pasikelia ir pabėga. Andriau, jūs pažįstate mūsų Egliją, žinote ją? Tai be abejo, žinau. Jis sužvaigždėjus jums atrodo ar ne? Iš tikrųjų, pasakyčiau, galbūt kažkiek. Kaip kažkiek? Tai arba nepasakyčiau, kad labai daug, tai per viduriuką galima sakyti. O kaip pasireiškia jūsų žvaigždėjimas? Jis graži paprasta moteris, žiūrėkit. Taip, teisingai. Aš nesakau, kad jinai negraži. Tas sužvaigždėjimas pasireiškia, kaip čia jums paaiškinti. Žeminime kitų galbūt ar kažkas? Ne žeminimu, žinoma, kad ne. Nes jeigu žemina čia kitus, tai čia iš vis jau yra kita kalba. Tiesiog tas lindimas į televiziją, tarkim dabar kaip ir į Seimą lindimas. Pavaryti čia vaikas, gerai. Tai jau nepatinka lindimas. Nu, taip, ne. Man nepatinka. Tai mes susitikom televiziją šiaip jau. Kartu su tavim. Gal Seime, kad nors susitiks. Nu tai taip, nu tai kame Andriu, problema. tai kokios tau moterys patinka? Nuoširdžios, paprastos. Ir kurios nelenda į Seimą. Ir į televiziją. Aš taip norėjau įsikišti, tai moteris turi nelysti iš virtuvės, kad nelystų į Seimą. Ne, nes virtuviai aš karaliauju. Puiku, tai moteris ne virtuviai. Taip. O tai ką moterį veikti Jo, dabar? kur jinai karaliauja? Nei Seime, nei virtuviai. Laisvalaikį gali leisti po parduotuvės vaikščioti. O jūs tiek pinigėlių turėsite po parduotuvės? Galbūt ir turėsim. Bet ar jeigu jų nešvaistysime į kairę į dešinę. O kaip nešvaistysite, o kelionės? Taigi mūsų kelionės, kai autostopu važiuoji, jos nelabai kainuoja. Jeigu su lėktuvo ar autobusu skristum ir važiuotum, tada taip jos kainuotų. Andriau, bet jeigu bus jau ištekėjusi moteris, nesibastysina visą laiką su autostopu. Tai žinoma, aš jos neleisiu. Tai reiškia, bus jinai prie kojos, knagė. Kažkiek tai. Tavo moteris turėtų būti prie kojos, prie puodų. A, ne prie puodų tikrai ne. Tai ką tada jinai turi ko? Skalbimo mašina. Jo, jinai skalbs rūbus. Ko tu tikiesi iš savo draugės, partnerio? Iš savo draugės, tarkim, kad mes apsiženysim jo ir kad, tarkim, iš darbo aš grįždamas galėčiau ateiti namo ir žinočiau, kad manęs kažkas tenais laukia. O jeigu jinai grįžta 3 val. Nakties dėl darbo? Tada aš jos lauksiu, bet vis tiek žinosiu, kad kažkas namie yra. Ir tai su manim bus kartu. Kačiukai, šuniukai irgi laukia. Turiu kačiuką, bet jau atsibodęs jisai yra. Nu tai gal net tau irgi atsibos vieną dieną? Nemanau. Na, aš nežinau, čia pagalvoti, reikia pagalvoti šito klausimu. Jūs čia rašote, kad norite loterijoje laimėti, todėl kad užsidirbti sekasi nelabai lengvai. Ne, užsidirbti sekasi normaliai, o loterijoje noriu laimėti, kad turėčiau pinigų, iš ko atidaryti savo restoraną. Nu, tai matai, jis yra profesionalus virėjas, tai... Ja. Andrius yra iš tiesų nepaprastai darbštus žmogus ir labai kūrybingas. Ir aš manau, kad jums ir kuo bedirbtumėt, virėjų ar ten direktorium ar savininku to restorano, iš tikrųjų jums labai seksis darbas. Realiai, žiūriu, iki 31 metų turėtumėt pasiekti savo tikslą. Aš manau, kad jūs galvojate anksčiau, bet... Na, taip, visi skuba gyvenime. Taip, bet jūs sulauksit ir pagalbos. Čia gali būti giminės šeima, broliai seseris ir iškertimi žmonės pakankamai. Taip pat gali padėti žmonos šeima. Santuoką vis tiek iki 30 metų jūs sukursite tokiu pakankamai loginiu pagrindu. Nes jūs, tas jausminis pagrindas bus, bet jis nebus dominuojantis, pasakysim taip. Ačiū, Vaiva. Pasakykite 3 geras Gretos savybės. Kokias išvelgėt? Žavi, atrodo paprasta panelė, bet kartu ir labai tokia paslaptinga. O kas nepatinka? Kol kas dar minusų nematau. Na, aš Gretos noriu paklausti ir vis nepaklausiau. Išvaizda vaikino tau svarbi?
Taip, žinoma, svarbi, bet tokio kaip jis turėtų atrodyti, tai nesu užsibrėžus, nes išvaizda tikrai nėra viskas ir pabendravus su vaikinu dažnai tai išvaizda tiesiog tampa graži, kokia jinai bebūtų buvus anksčiau prieš su jos susipažįstant. Aš manau, kad pasirinks mane. Tai gerai, tai linkiu sėkmės. Mano požiūriu, tai iš tikrųjų labai tinka, nes Greta mums pasirodė tokia labai rami, paprasta, o Andrius vis sėdi šneka. Iš tikrųjų labai atitinka vienas kitą. Aš visą laiką manau, kad santykiuose turėtų būti priešingybės ir priešingybės traukia. Mano požiūriu. Puiku. Andriu, atėjo metas staigmenai, prašau. Kadangi aš esu virėjas, pagaminsiu tau šiandien salotas. Jas darysiu su meile. Kaip italai sako, pačios skaniausios salotos yra darytos su rankom. Nepjaustyta, nieko kito nedėta. Sveigudusios rankos greit pjaustai. Jo, būčiau savo darbo vietą iš vis apaktum pamačius, kaip dirbu. Kas čia ypatinga? Čia kiekvienas salotas gali padaryti. Jo, gauni visus ingredientus ir suplėšai, supjaustai, patarkuoji. Štai, prašau, skanaus. Ačiū tau. Labai puiku. Andriu, ačiū už staigmeną. Kvapnė, skanė. Dabar eikite į kambarėlį su draugėmis ir palaukit. Greta, na kaip jums, Andrius? Iš kvapo tai nuostabiai skaniai pagamino valgyti. Valgyti ir tikrai puiku turėti vyrą virtuvėje, aš manau, kiekvienai moteriai. Na, o ką jūs pasakysite? Man kažkaip labai įtartinai pasirodė, kad jisai taip labai reguliuos jos gyvenimą. Aš nemanau, kad ją įmanoma sureguliuoti. Jis yra gaivas, jis yra meilė, jinai yra aistra, jinai yra ir kukli, ir tuo pačiu aistringa. Taip, aš nežinau, ar nebus per šalta jai tuose namuose, kad ir bus karštas patiekalas, karštas maistas tam. Nežinau. Dar pažiūrėsim. Na. Aš dabar noriu pasakyti, kad palaikau Egliją 100%. Man irgi tai pasirodė, bet to nepamirškim, kad jis yra labai užsispyręs, ką ir pats pabrėžia. Antras dalykas, jis turi labai aišku tikslą atsidaryti restoraną. Jis bus užimtas savo darbe, jis bus užimtas savo reikalais. Greta yra kitas tipažas. Aš net nenustebau, kodėl neparagavai tų salotų, nes aš pastebėjau, jis atsivežė viską jom pagaminti, skyrus šlapes servetėles. Nei prieš, nei po rankų nenusiplovė. Ir aš kaip pamačiau pačio žvilgsnį, aš viską supratau. Jūs esat nesuderinami, net į horoskopą nepažiūrėjau. Ir mačiau, kad papuošimus pamiršau uždėti. Nesvarbu, papuošimai. Baikit, aš nepažiūrėjau jokių tokių žvilgsnių, viskas nebuvo gerai. Na ką? Greta, jūsų laukia trečias pasimatymas. Į studiją kviečiu trečią jaunikį Elviną. Labas, aš pradėsiu nuo skaitmenos. No more guessing the wreck, can't even get it started. Nothing heard, nothing said, can't even speak about it. All my life on my head, don't wanna think about it. It's like I'm going insane and yeah. Break life. You in the city, you're wondering, can play nice. Watch out, your mouth just go under, better think twice. So if you must falter, be wise. Your mind's in Stir me out. It's like the darkness is light. Stir me out. Am I scaring you tonight? Stir me out. And you still what you like. Stir me out. Disturbia, Disturbia. Jis nei kartą nepasižiūrėjo į merginą dainuodamas. Pažiūrėjo, 3 kartus aš skaičiavau, bet jisai turėjo jai dainuoti. Taip, iš tikrųjų, jis daugiau čia šou surengė. Elvinas, 19 metų gražuolis manekenas ir vakarėlių liūtas.
Su paskutinė meilė jį išskyrė emigracija. Bet ir iki tol santykiai nebuvo pavyzdingi. Merginai vaidenosi, kad jis klubuose duodasi su kitomis, o jis sprogdavo iš pavydo, jei jo mylimoji savaitgalį praleisdavo su draugėmis, o ne su juo. Dirbo padavėjų, bet nutarė darbą mesti tam, kad šias žiemos šventes atšvęstų Vokietijoje. Elvino svajonė padaryti svaiginančią karjerą ir užkariauti Ameriką. Jam labai patinka šelti klubuose, todėl tikisi, kad ir mergina mėgs naktinį gyvenimą. Tobula mergina turi būti beprotiškai graži, kad ir kvaila. Svajoja susilaukti mažiausiai 3 vaikų. Elvinai, kas palydėjo į šį vakarą? Mano geriausia draugė, jinai man yra kaip sesė Agnė. Labas vakaras, Agnė. Malonu. Elvinai, gyvenime turėjote 3 rimtus santykius. Jo, 3. Kokie jie ten buvo? Ai, gana kvaili. Ta prasme, tokie visiškai nerimti, nes, merginos tai tokios, galima sakyti, visiškai ne mano charakterio. Ta prasme, visiškai priešingos ir, tarkim, jeigu aš einu į klubą, o aš, pavyzdžiui, be klubų gyventi tikrai negaliu. Tai va, ir, jos visą pykdavo, jos nenorėdavo eiti kartu, jeigu aš einu vienas, tai jos tada prisigalvoja visokių nesąmonių, tai dažniausiai tas ir paskatindavo mus išsiskirti. Aha. Dabar jums mergina turi būti beprotiškai graži. Tai koks tas grožis? Gražiai, kiekvienas grožis suprantam vis kitaip. O koks tai grožis? Tamsia plaukė, va, tamsių akių, labai gerai. Tai va, ta prasme, gali būti aukšta, gali būti žema, man čia nėra svarbu, bet ta prasme, kad būtų veidas pritrenkiantis. Ir protas tai irgi nėra svarbu, gali būti tokia biški ir kvailesnė, ar ten kažką. Elvinai, pas mus kvailų nebūna. Tai labai gerai. Ką daryti? Tai dėl to čia atėjau, kad čia kvailų nebūna. Bet kur kvaila būtų, tai nieko tokio. Na, o jums Greta patiko, padaryti įspūdį? Jo, man padarė, man labai patinka, kad jinai tokia šiek tiek kukli iš pradžio atrodo ir mane labai sužavėjo, kad jinai tranzuoja. Ta prasme, nes aš pats tranzuoju nuo 12 metų ir aš čia visai nesenai kaip tik ieškojau žmogaus, kuris tranzuotų kartu į Vokietiją, bet teko pirktis lėktuvo bilietus, nes nieks nesutiko, nieks nepasirašė. Tai šventės atšvenčiau vis tiek Vokietijai. Bet lėktuvų skridau, o ne tranzavau. Ne, šiaip visai mielas vaikinas atrodo. Bet sakau toksai Lady Gaga. Elvinai, žiūrėk, sėdi Eglija ir Greta. Kuris tipažas tau artimesnis? Jos abi tokias tamsios, tokias gražios. Tik tai, kad vienos lūpos raudonesnės. Va, ir pas vieną didesnį iškirptę. Tai va, bet jeigu aprengus vienodai, jeigu padažius vienodai, tai aš abimčiau. Bet reikia būtinai padažyti, jei neraudonos lūpos viskas. Raudonų lūpų jums reikia? Nebūtinai. Bet, pasidažyti reikia, nes mergina yra tam sutvarta, kad jinai turi dažyti. Greta, reikia būtinai raudonų lūpų? Jos dabar lūpos labai gerai atrodo. Bet aišku įdomu, kaip atrodytų raudonos, ryškiai raudonos, toks klubinis makiažas. Taip varom tūsint. Ar man tik pasirodė, ar jo ta oda po blakstienų yra rožinė? Jis nori nuvažiuoti į New Yorką, tuoj pat jau išskrenda, kaip suprantu, ir ten padarys jisai svaiginančią karjerą. Bandysiu. Tai kokią dabar galvoja Elvinai tą karjerą, kur darys? Nesvarbu. Ta prasme, gal ir yra svarbu, aišku, ten ne kur nors, ne kokiam porno filme ar ten kažkur, bet ta prasme, šiaip tik gyvenimą norėčiau siekti savo karinių. Tai va, kažkur gal kažkas kažkaip pastebės ar kažką, nes, tarkim, jeigu reikia, tai gali būti bet koks personažas. Gerai, bet tai kaip pastebės, tu ką, Brodvėjum pirmyn atgalainį, ar ir pastebėkit mane, sakai, ar kaip? Ta prasme, aš esu toks sėkmės žmogus, aš labai tikiu savo sėkmę, aš esu toks didelis optimistas, kad aš tikrai žinau, kad aš ten eisiu, aš tiesiog bendrausiu su žmonėm, aš tiesiog klysiu jiem į akis, kad jie tiesiog tikrai pastebėtų ir tikrai turi pavykti. Iš tikrųjų, nuo 25 metų laukia daug smulkios šlovės. Bet šlovės, smulkios. Bet smulkios, jau. Matomai, teks dar palaukti to didelio aukso puodo, didžiojo, apie kurį svajojate. Bet šiaip saulė nepaprastai stipri, gali pasiekti nemažų aukštumų, kažkokiuose, gal nežinau, kiek ten meninės vertės turinčiuose dalykuose, bet kaip šou, pavyzdžiui, atstovas, tai tikrai. Aišku, teks visą gyvenimą vystyti protą,
nes Merkurijus šiek tiek pažįstas. Mano didžiausia problema. Iš tikrųjų, Merkurijus pažįstas. Turėsite šeimą žymiai vyresnėme amžiuje. Dabar jūs kūryba, kelionės ir kaip rekomenduoju, ypatingai nuo 22 metų reikia vystyti protą ir visus kitus dalykus. Ir tada New Yorkas tikrai nepasirodys už kalnų, jis jau ranka jau išties ir paims. Ačiū. Elvinai, kuo jūs esate išskirtinis iš visų 3 jūsų pretendentų, kad Greta galėtų jūs pasirinkti, būtent jūs? Man atrodo, mes su Greta turim daugiausiai panašumų, nes aš ten sėdėdamas tam kambarėlį jau taip, o ne, jinai tikrai tranzuoja, negali būti. Tarasme, tada, aš esu toks linksmas, tikrai toks hiperaktyvus, kaip visi sako. Tai ir manau, ir jinai tokia, tai ta prasme... Tai vien tik dėl tranzavimo? Ne vien, ta prasme, tu ir į klubus nuvarytumėm. Gal daug kaip bičiulė tiesiog gali būti. O dėl rimtų santykių? Tai stiplieks ateityje. Ta prasme, aš dabar jau kažką pastebiu iš jos, sakiau, iš tikrųjų. O žiūrėk, jeigu tu norėsi išvažiuoti į užsienį, tai pasiimsiu ją kartu. Pasiimsiu. Tai taip. Jūs matote juos kaip porą? Ne. Ne, tikrai jie nebūna. Skirtingas stilius. Žiauri skirtingi. Norėčiau draugės paklausti, kaip jums, tėva, tūsai visi? Aš žiūriu, man, pavyzdžiui, viskas čiki-piki. Aš manau, bent jau kas liečia jausmus, tikrai, man atrodo, neturi čia įsiplėksti iš pirmos minutės. Gal jie susipažins labiau, susibendraus, varys tenais ten, kai sako, jis ten tūsin, plelele. Man atrodo, gal kažkas laikotarpį įsiplieks. Aš nežinau, pavyzdžiui, ką jis dabar jaučia ar jinai jaučia. Tai negali pavadinti meilę už pirmą žiūrėjimą. Ne, tai pirmas pasimatymas, taip. Na kągi, Elvinai. Ačiū už dainą. Eikite dabar į kambarėlį. Ir ten palaukite. Greta, ką pasakysit? Elvinas labai jaunas, smagus vaikinukas, sakyčiau, toks pašėlęs. Ir jaunas? Bet labai jaunas. Eglė? Pirmas vaikinas man gal, sakykime, taip perspektyvoje labiausiai atrodo jisai, taip, jeigu griežtai taip galvoti į priekį, 10 metų į priekį, tai jisai tiktų labiausiai galbūt. Bet dar reikia laiko tam. Patartumėt pirmą pretendentą? Sakyčiau taip. Vaiva? Aš manau, nei vienas iš 3 kandidatų nelabai tinka ir teks ateiti į mūsų laidą dar kartą. Bet jeigu rinksis šį vakarą, paklausyk Eglios patarimo. Rinkis pirmąjį vaikiną. Vytenį. Šitas vaikinas gana vėja vaikis dar, aišku. Aišku, žinot, ir aš kuo labiau stebiu Gretą, mes kažkaip iš karto laidos pradžioje, kad jinai čia impulsyvi, kuo toliau man atrodo, kad jai tie nuotykiai nėra tokie įdomus, kai buvo tada, kada jinai išvažiavo į Vokietiją ir ten buvo. Man regis, kad ji dabar ieškotų, jeigu rimto draugo, visai kitokio žmogaus. Ir tas tusinimasis, apie kurį čia kalbėjom su Elvinu, jai visai nebeįdomus iš esmės. Galima taip laiką praleisti, bet gyvenimo taip praleisti, manau, ji nenorėtų. Taigi, mieloji, nieko tau nesiūlau. Tai kągi, Greta, manau, kad turėjote puikų vakarą. Susipažinote su nuostabiais jaunuoliais, vyriškiais, o rinktis vis dėlto jums. Taip kad eikit, rinkitės drąsiai, o mes jūs palaikysime. Prašau. Sveikas, Valdai, dar kartą. Sveika. Taigi, aš taip pagalvojau ir nusprendžiau, kad, galbūt visai smagu būtų susitikti dar kartą ir eiti į antrą pasimatymą. Mielai, susipažinčiau su tavimi artimiau. Puiku. Dėmesio, nuo sausio 29 dienos, kiekvieną sekmadienį 19:30 LNK eteryje žiūrėkite visą pasaulį pakerėjusi projektą Lietuvos balsas. O netrukus studijoje pasirodys Greta. Pasitikime.
norėjausi, žinokit, patikėkit manim. Greta ir Valdai, sveikiname jūs, ačiū, kad dalyvavote. Norim įteikti jums sporto klubo Impuls įsteigtas dovanas, kurias gaus ir kiti laidos dalyviai. Prašau. Tai jums. Na, tiesiog graži pora. Dėkui jums, ačiū už viską. Valdai, tikėjotės? Iš tikrųjų sunku buvo žiūrint, pagalvoti, kad aš... Bet aš mačiau, kaip jūs žiūrėjote Gretą, mačiau. Džiaugiuosi, kad mane pasirinko. Tai šaunu, džiaugiuosi aš už jūs. Šį vakarą mes turime dar vieną naują porą, Greta ir Valda. O jeigu jūs irgi norite dalyvauti mūsų laidoje, pildykite anketą LNK internetinėme tinklalapyje ir atvažiuokite čia pas mus į studiją. O aš, Inga, kaip visada noriu palinkėti, kad jums patinkantis žmogus pasakytų, būk mano meilė.